Šiandien pasidalinsiu patarimais ir papasakosiu, kaip reikėtų išsilieti savaime įsilyginantį mišinį. Jis yra liejamas ne tik senose pastatuose, bet ir naujos statybos pastatuose. Pavyzdžiui, klijuojant prieš vinilą, nes grindys turi būti labai lygios, dėl to meistrai lieja išlyginamą į mišinį tam, kad vinilas gražiai atsigultų. Tai ir šiandien aš lyginsiu vonios patalpą, nes reikia truputį sulyginti, sukelti aukščius, tai tą mes ir naudojam savaime išlyginamą į mišinį. Ir viskas prasideda nuo švarios patalpos, tad pradedam siurbti. Išsivalius patalpą, sekantis žingsnis yra gruntavimas, bet prieš tai, jeigu nenorite atlikinėti remonto ne tik savo bute, bet ir kaip pas kaimynus, reikėtų užsisandarinti patalpą tam, kad išlyginamasis sluoksnis neišbėgtų kažkur po kažkokią kiaurymę, nes išlyginamasis sluoksnis yra su daug vandens, jis yra takus, labai landus, tai radęs menkiausią skylutę, jis tikrai ten papuls ir keliaus pas kaimynus. Tai aš jau taip padariau prieš tai. Matot, apsiklijavau su tokia hidroizoliacinė juosta, jinai prikimba, ten truputį ir mastikos, ir klijų pritepiau po apačią, kad tikrai niekas nepaliktų. Tai aš dabar gruntuosiu su grunto koncentratu, tai skiedžiu jį vieną dalim prie 3, tai reiškia, kad viena dalis koncentrato ir 3 vandens. Vandens aš jau įsipyliau. Dabar pilu koncentratą. Turbūt labai gerai matos takumas, kad čia yra koncentratas, nes jis yra toks tirštesnis. Jeigu būtų gruntas kažkoks, ar giluminis, ar dar kažkoks, tai būtų daug skystesnis, ir dėl to mes koncentratą atsiskiedžiam ir pradėsim gruntavimą. Kodėl reikia gruntuoti? Tai tam, kad būtų sukibimas geresnis, kad uždarytų truputį oras. Ir mano patarimas gruntuoti būtinai su šepečiu. Kodėl tai darom? Nes jeigu mes voluojam, tai užtrinam tą gruntą ir jisai užsigeležina ir gaunas tokią plevelę. Tai čia irgi paprastai labai gruntuoju. Išpyliau tiesiog, nieko labai netrinu, va, gruntą. Išstumdau visur. Tai mano gruntas jau apdžiuvo, kad aš jau galėčiau ant jo lipti, tai dar lauksim, kol pilnai išdžius, bet per tą laiką pasiimsim lygį, atmušim, kurio mums reikia, tai tam aš naudoju lazerį. Kodėl čia reikia pilti iš vis išlyginamai? Gali kilti jums toks klausimas, nes grindis išbetonuotas, viskas yra tvarkoj, būtų galima klijuoti jau dangą, plyteles, pavyzdžiui, bet šeimininkai būtų pamatę, kad lygis nulio, kurio jie nori, kur bus grindis, yra aukščiau, dėl to reikia ir čia įsilyginti. Tai aš pagal tai įsistačiau lazerį ir dabar einu, atsižymėsiu visur savo lygius, kad žinočiau, iki kur man reikia išsipilti. Tai papildomai kontrolį naudosiu tokius žymeklius, tai jie yra sužymėti. Tam, kad matyčiau vietose, irgi susidėsiu keletą jų, kad matyčiau, ar tikrai gerai išsipila viskas, kad nebūtų kažkokių duobių. Išlyginamą sluoksnį aš patarčiau lieti ne vienam žmogui, nes tai yra greitas darbas, mišinys labai greitai stingsta, kietėja, tai jūs turėtumėt iš karto piltis visą patalpą, kad nespėtų viskas uždžiūti, išvarinėti orą. Už tai aš irgi iš karto darysis kelis kibirus visai patalpai. Kas svarbu yra? Tai svarbu yra labai atitaikyti tas proporcijas. Ant maišo parašyta, kiek reikia pilti, tai ir nedarykit kažkaip, kaip jums atrodo. Tiek, kiek parašyta vandens, tai mano mišiniai parašyta nuo 4,5 litrų iki 5, tai aš pilu 5 litrus vandens, visur tiksliai atsimatuoju. Atsimatavau kibiruose vandens kiekį, kokio man reikia. Dabar pilsiuos mišinį į vidų. Naudoju cementinį mišinį, savaime įsilyginantį. Tai mišinys yra labai takus. Kodėl svarbu šlapiuose patalpose naudoti būtent cementinį mišinį? Tam, kad jisai yra atsparus drėgmei. Taip pat šitas mišinys tinka ir ant šildomų grindų lieti. Nepamirškit, kad
turit pasiruošti tiek mišinio, kurį spėsit išpilti maždaug per 20 minučių. Dėl to sakau, kad šitas darbas yra ne vieno žmogaus. Jį lieti reikia juostom tokią gyvatėlę, kad neišdžiūtų, būtų šlapia ir šlapia. Aš turiu pasiruošęs ir špakliuoti. Jeigu kažkur nedaitų, tai truputį nubrauksit. Matau, kur man reikia dar, tai dar nepasislėpia, tai pilu ten dar daugiau mišinio. Truputį ant viršaus nulieju link ten. Išpilus visą išlyginamąjį sluoksnį reikia naudoti tokį hežį vadinamą. Tai jisai skirtas tam, kad išstumdinėtumėt visur oro burbuliukus, kurie gali būti po ten. Tai pasiemam, aišku, hežį pasirinkit pagal savo dydį ir gražiai stumdot. Tai matot, viskas puikiai gaunas. Tai dabar išstumdau visus oro burbulus iki galo ir paliekam išlyginamąjį sluoksnį džiūti. Džiūvimo laikas priklauso nuo jo storio. Jeigu ten liejat porą milimetrų, tai išdžius greitai, jau kitą parą kažką galėsi daryti. O jeigu bus storiau, tai reikės ir laiko daugiau. Šiaip, jeigu nedidelis sluoksnis, tai po 4 valandų jau galėtumėt ant jo stovėti. O darbus galėsite tęsti tada, kai jis pilnai išdžius. O tai priklauso nuo sąlygų jūsų bute ir priklauso nuo sluoksnio.